Sveiki garažo serialo žiūrėtojai. Tai šiandien aš vėl garaže, šį kartą vienas, bent jau kol kas. Ir ką šiandien užsiimsiu? Užsiimsiu elektrą pagaliau. Tai noriu pašalinti šitą saugiklį. Trifazais neveikia. Ta prasme, kai užtrumpinom, tai jisai nesuveikia. Ir šitie saugikliai nesuveikia, žodžiu, visus šitus reikia šalinti. Šitą transformatorių irgi šalinti, jis nereikalingas. Tai liks tik tai šitas skirtiklis, skaitliukas. Čia noriu padaryti naujai viską. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis viską daryti. Tai va, lubos nedažom, lubos lieka tokios, kokios yra. Tai šiandien, jeigu dar spėsiu, tai bandysiu ir apšvietimą LED padaryti. Biškį buvau apsipirkt. Tai čia tokių nupirkau kabel kanalų. Baltų nepirkau, balti baisiai atrodo, nežinau, dar ypač garaže, kai apdulkyje pasidaro juodėje, tai tragedija. LEDinių profilių specialių irgi nepirkau, nes šiaip brangiai kainuoja jie, brangiai. Tai aš galvoju daryti 3 juostas po 4 metrus, nes čia vis tiek čia dar stelažiukas toks stovės daiktam susidėt. Ten irgi iki galo realiai nereikia. Čia bus darbastalis turbūt. Tik dar nežinom, kurioje vietoje bus tas darbastalis ir kaip rozečių reikės, tai kol kas rozetėm laido net vedinėsiu. Tai va tokių tiesiog aliuminio plokštelių nupirkau. Tai va ties prisukt reikės prie lubų. Tiesiog dėl aušinimo ledinė juosta ir tiek. Čia tokia nėra plona, gan stora. Ir paskui prikliuosiu ledinę juostą ir bus gerai. Grožio didžiulio nereikia, reikia, kad šviestų. Va, po truputį eisiu prie tos elektros. Tai gal šiandien bus mažiau to timelapso, nes nėra ką čia timelapsinti. Tai va. Po biškį ir pradedu, tai reikės atsidaryti duris, čia bus nešilta, nes tamsu, su prūžiuku irgi dirbti nėra labai patogu. Juolab, aš nesu elektrikas, tai gali viskas užtrukti. Žiūrim. Tai va, pirmą kartą užsidėjau kamerą ant galvos. Kažin, ar čia kas matosi, nesimato. Jau reikia užsidėti akinius dėl viso pikto, nes tada, kai užtrumpino, kai dirbom, tai čiut akių nenusideginau. Tai va, labai smagu, kad šitas daiktas veikia ne nuo elektros, nuo akumuliatoriaus. Dabar reikia turbūt išsijungti fazę. Tai tikiuosi šitas išjungia viską. Pagal viską turėtų viską išjungti. Reikia turbūt demontuoti šitą saugiklį trifazą. Tais varžtais rusiškais prisukta. Nemėgstu senos tokios instaliacijos. Kažką krapštyti gerai, o atsuktuvas nepasiekė. Puikiai. Dabar jau neatsimenu, kur ką mes pasidėjom. Radau tokį atsuktuvą. Nelabai tokie dalykai tinka prie elektros darbų. Ką padarysi? Nėra pasirinkimo, per tos akinius nieko nematau. Vaizdas liejasi. Reikia išsivalyti gal? Aš tikiuosi, kad vėl nepridarysiu čia tokių reikalų. Nu va. Ką mes čia radom. Kaip man baisiai atrodo tie laidai per metalą, kai eina, nes praeitą kartą ir buvo nelaimė dėl to.
Reikia dar pasitikrinti, kad tikrai čia viskas gerai. Kaip matom, ateina iš viršaus fazė. Faktas, kad neveikia jisai. Kai užtrumpino, nesuveikia. Vėl naudojam netinkamą atsuktuvą darbui. Bet laidai ateina variniai. Ne aliuminiai. Vadinasi, nėra čia taip blogai viskas. Tik tai turbūt nuo šitų buvo išvedžiota aliuminiai laidai. Visa kita varis. Tai labai gerai, nes galima bus juos sujungti. Svarbu neprisidaryti čia trumpo kur nors po to. Всё. Ate. Baisus daiktė. Nu ką, einam prie šito. Aš čia kažką filmuoju, nes realiai nieko nematau, ką filmuoja kamera. Niekad ten galvos užsidėjęs nebandžiau filmuoti. Tai jeigu čia ateina laidai variniai, tai kodėl kiti buvo aliuminiai, klausimas. Toks vat iškyla. Va, ir čia jau aliuminiai. Bet iš tikrųjų kaip nudžiugino, kad įvadas varinis. Aš vėl nežino, ar įvadas varinis, gal variniai tik tai nuo čia ateina. Pats įvadas ne varinis. Bet galvočiau, kad varinis bus. Norėčiau galvoti, kad varinis. Nu, čia su ko prisukta. Replyčių Andrius turbūt ir neturi čia. Nieko. Bandysim taip. Su žniplutėm. Tai va tos norėsiu prasilginti laidus. Tikrųjų, aš nupirkau gražią dėžutę elektros, kurią čia norėsiu įkomponuoti. Su tokiom durelėm pirkau, bet šiaip vis tiek čia kažkokia ar baldinė dėžę pasidarysim tokią, nu, kad gražiau būtų visas tas užbaigimas. Arba užbaigimą kažkokį padaryti reikės. Gražesnį, kad taip kraupiai neatrodytų. Šitas lauk irgi. Dabar kol kas mums trifazio rozetės nereikia. O kai reikės, labai nesunkiai galėsim ją įsidėti šiuolaikišką. Kas blogiausia, tai už tos dėžės kažkur yra ir nulis. Bet mes turbūt bandysim nulį pasimti. Plačiau, tikriausiai reiks prasičekint. Čia taip įtariu, kad šitas laidas bus nulis. Dar prasiskambinti reikės. Na taip, šitas nulis. Labai negerai šioje vietoj. Reikės jį prasilginti mums. Labai tampyti nenoriu, kad paskui nereikėtų čia ardyti visos tos dėžės. Šitie laidai irgi nebus reikalingi jau. Dabar reikia pašalinti tą transformatorių. Mes taip manom, kad tas transformatorius yra apšvietimui apačioj. Nežiūrėjom dar, bet panašu labai tokios lemputės švietė ten labai blausiai. Tai manom, kad bus per transformatorių, gal
Ai, nieks nepasiekė čia atsukt. Visur dingsta minusiniai atsuktuvai. Čia yra, čia nėra. Nu, blien, su šituo tai nežinau, ar atsuksiu. Čia garažo palikimas. Net netilps įkišt turbūt. Gal ir tilps. Tam jis ir buvo sukurtas. Dar pasakyk, kad ten veržlėjo nuo pusį. Aišku, dabar kodėl praeitą kartą, kai užtrumpinom, kad nesuveikė nei vienas saugiklis. Va štievo 2 laidai yra prijungti be saugiklio. Saugikliais nesuveikia, nes ne po saugiklio prijungta buvo. Tai žodžiu, pavyko nusirankėt daug ką čia. Tai dabar išsikarpysiu dar po truputį nereikalingus laidus. Transformatorių tai jau su jėga tiesiog teko nuimti, nes jisai niekaip nepasidavė. Žodžiu, einu ramiai prasikarpysiu laidus, kurių nereikia. Ir pasižiūrėsiu, kur galima įkomponuoti dėžę. Žodžiu, filmavimas su kamera ant galvos užsidėjus nepasiteisino, nes aš ją išjungiau. Tiksliau, neįjungiau gal. Tai situacija tokia. Vargau čia, šalau. Tai pastačiau trifazę saugiklį ir dar 3 papildomus. Tai dabar prisisukau čia rozetę. Pirmiausia ir norėčiau jau užsidaryti duris. Tai test drive'as dabar. Iš tikrųjų net bijau. 1, 2, 3. Gerai. Jau gerai. Šitą jungiam. Opa. Nieko neatsitiko. Ir dabar. O. Jee. Aha, pagaliau šviesa. Galėsiu užsidaryti duris. Nes iš tikrųjų jau sušalau. O. Jėga pavyko. Gaila tik tai, kad neišėjo pafilmuoti čia. Pasikeikti reikėjo viską. Tai teko dajungti trifazę tos laidus. Nes per trumpi jie buvo. Tai žodžiu panaudojau tą patį 4 kvadratų kabelį. Iš čia ištraukęs, nes geras varinis, o pats, kaip žinia, neturiu aš jo. Turiu tik 2,5 kvadratų. Tai teko ir seną panaudoti. Nu bet va, dabar vienas rozetės užjungtos. Tai iš karto statau čia jungiklį šviesiai. Pasijungiu jungiklį ir eisim prie įdomiausios dalies, tai apšvietimas. Kas labai aktualu. Na, o vėliau visi dalykai kiti savaime pasidarys, kai žinosim, kur rozetės turi būti. Tai dabar turbūt gal pastatysiu kamerą, kad neišsijungtų vėl. Ir bandysiu dar jungiklį pasidaryti. Iš tikrųjų sušalau aš čia bedirbant ant lauko. Tai dabar jungiklis, irgi jungiklį 2, sakiau dėsiu, kad jeigu ką, ateity, kad turė dar vieną papildomą padėtį. Tikiuosi sušils jau, nes ne kažką tikrai. Galvoju, reikia glausti čia prie tų esamų rozečių. O taip va. Visai čia gražiai atrodys. Nu, gal biški ne visai lygiai, bet bus gerai. Aukštis, ta prasme. Per varžto konusą paėjo. Kabeliukui skylę prasimalt. Čia jau kabelis bus
plonesnis apšvietimui. Storą nereikia, 1,5 kvadrato dėsiu. Tokį va minkštą. Dabar galvoju iš tikrųjų. Gal reikia nokį dėti. Tiesiog paskui gražiau jisai prisiglauščia. Vis tiek kabel kanalą ateityje reikės įdėti. Nu čia kaip bus dėžutė kažkokia šitoj vietoj. Tai dėsim monolitinį tiek to. Vienas jungtukas įjungs čia šviesą, o kitas rūsy. Va. Elektrikai, nieko nežiūrėkit, nesakykit geriau, pat žinau. Taip neturi būti, bet bus taip. Tai va, pasijungiau 2 jungtis tokias. Tai čia paskui apšvietimo viena padėtis ir antra padėtis kažkada. Tai paliksiu šitoj dėžutėj. Čia iš čia atvesiu apšvietimui laidą. Tiksliau statysis ir transformatorius, nes ledai 24 voltų yra. Tai dabar dar neuždarau dėžutės, atskirai apšvietimą pajungiau nuo kitos saugiklio. Rozetė nuo kito saugiklio ir kitos rozetės dar nuo kito saugiklio ir greičiausiai kažkada atsiras dar vienas arba 2 saugikliai. Nes čia irgi nuo kelių fazių pajungęs atskirai viską. Tai kai tai saugiklis, kai bus, tai dar nuo vienos fazės pajungsiu, sakiau, kad nebūtų viskas nuo tos pačios fazės. Tai va, ką dabar darysiu? Dabar turbūt reikia eiti prie apšvietimo, jeigu dar turiu laiko. Dar turiu porą valandėlių, pabandysim kažką padaryti. Nu va, prisukau aliuminės juostas su varžtukais, biškį praplatinau skylutę. Tiesiog konusą padariau, kad varžtelis gražiai lystų ir suklijau ledinį juostą. O taip va. Ir taip padariau va tokius 3. Dabar reikia pasidaryti trafą, vietą tiksliau jam rasti ir gal tiesiog galvoju tą trafą, na aišku, čia laidą nereikia, čia mano bandymų laidas. Gal tiesiog jį kažkur dėti čia. Būtų turbūt protingiausia. Kabel kanaliukais po to. Tiksliau, o taip va turi būti va. Jisai. Tai turbūt reikia taip ir padaryti. Prisisuk trafą reikia. Nu, o taip va turbūt realiausia. Reikia varžtelį susirasti. Bet nežinau, kaip čia daryti dabar. Kad nebūtų kvailai. Pasiimt suktuką. Šitos į ką patrumpinti reiks laidelius. Maždaug
Dabar reikėtų trafą persisukti. Dabar jau jisai čia negerai. Maždaug va tai būtų visai neblogai. Aišku, čia tokiam žemam kabel kanale turbūt nepavyks paslėpti sulituotų laidų. 1, 2, 3 laidai. Bet ką padarysi? Kažką sugalvosim. Reiks jungti lituoklį. Jau sakiau, kai baigsiu apšvietimą. Jau nusimsiu šitą purviną suplyšusią blizoną. Tai va, palauksiu, kol užkais lituoklis. Reiks bandyti susilituot laidus. Visų sulituotų laidų tikrai nepavyks paslėpti mums viduj. Kažkaip jaučiu. Tai pasidaryti. Toj vietoj reikės po to gal kažkokį dangtelį arba mažą skirstymą dėžutę nupirkti. Kažkaip ją įdėti. Laidas ant lituoklio užkrito. Bet nieko ne kiaurai. Toks aukštis, kai nepatogu nei palipti ant kopečių, nei nepalipti. Dar ir tai būna. Tiksliau, sulitavau ne tą, kur susukau. Turbūt šiandien reiks baigti darbus. Jeigu čia taip darosi. Vieną įvykiau. Ir dar vieną. Nėra labai patogu čia. Tuoj paimsim izulkį ir bus ledas. Izulkį šildytuvo vamzdį įkišu, nes čia iš tikrųjų, kai vėsu, nors dabar gal nebevėsu. Pirmą izoliaciją teko naudoti lauke, kai šalta, jinai lūžinėt pradeda, trukinėt. O dabar biškį peršildžiau, bet nieko už tai gerai limpa. Čia šiandien spėsiu ar nespėsiu jau pasidaryti apšvietimą. Jau viskas savaitgalį kraustymaisiai bus, tai jau tą dieną, tas dienas tiksliau nieko aš jau nefilmuosiu. Žodžiu, neužsidaro normaliai čia. Tie laidai maišosi. Va, sakiau, šitoj vietoj tiesiog reikia dėžutę uždėti, išpjaut pagal tabiškį, prisukti ir viskas. Ir nesimatys šitų nesąmonių. Tai ką, kaip ir pasidariau apšvietimą, dar nebandžiau jungti, kad būtų emocija. Tai surinkau dėžę iki galo, viską sujungiau. Štai. Tai dabar bandysim jungti apšvietimą. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Tai va, saugiklis čia. Būsiu atvirkščiai. Jungiklį tikriausiai statęs. Reiks perdaryti turbūt. Nemėgstu, kai būna į tą pusę. Opa! Reikia išjungti dabar kitą lempą. Ne, kosmosas. Per akis šito šviesos. Visur pasisklaido gerai. Geras. Kaip sakyt, pralenkia lūkesčius. Ant kiek gerai šviečia. Čia gaunasi šitas ledas 20 W ant 1 metro. Tai pakankamai daug. Tai gaunasi 4 metrai, 4, 4, 80, 80, 80, tai 240 W šviesos. Dar norėjau prieš tai 4 dėti, bet tėtis atkalbėjo. Sako, užteks tiek per akis. Galvojau, kad šitas kampas tamsus bus, bet iš tikrųjų pakanka čia. Tai realiai, jeigu čia bus darbastalis kažkur, tai to šviesos tikrai nemažai. Dar gal kažkokią lokalią lempą pasidaryti virš darbastalio. Ir bus pasaka.
Tai va, kas čia biški su kabel kanaliukais, o tai va, pum, kad gražiau būtų. Tai čia va, kaip sakiau, dėžutė kažkokią reikės įdėti. Čia kažką irgi dar sugalvot, dabaigt. Tai dabar biški pakabinau, kad neplėštų ledą man nuo profilio. Tai pasaka dabar ateini į garažą, kaip žmogus, jau sugedo rozetė. Spiruoklė, neįstačiau spiruoklės. Čia va. Nepraradimas, iš kurių tos dangtelius apskritai reikia nuimti, nepatogu. Reiks apversti šitą jungiklį, nes labai kažkaip nepatinka man. Tai va, reikia sugalvoti kažkokią dabar kaip baldinę gal dėžę čia pasidaryti. Ir bus pasaka. Dar turiu čia vieną rozetę tokią. Turėjau užsilikusią. Jinai ant to begelio tvirtinasi. Tai gal, sakiau, reiks dar čia kokią nors įvaryti ją ant begelio. Prisukti begelį tiesiog ir pritvirtinti. Lai būna. Rozečių niekada nebūna per daug. Žinot, turbūt. Jų visada trūksta. Tai va, sulaukiu tėčio, kada atvažiuos, nes po darbo turi užsukti. Jau turbūt galvoja, ką čia prigaminau aš. Bet nieko neužtrumpinau, nieks nesudegė, viskas kaip ir gerai gavosi. Tai dabar jau savaitgalį kraustymo darbai vyks visokie. Ir po to vėl, jeigu nebus kažkokių labai didelių šalčių, tai reikės toliau darbus tęsti čia. Tai visokius va, kosmetinius sakiau, kampus reikia, kampukus uždėliot. Gal kažką su vidinį sugalvot, nes šiaip gan neblogai susileido, bet kai kur va yra, kai siena va nelygi biški, tai va čia va tarpelis, ventiliacijas tas pasidaryt visas ir šitą reikės galvot, gal kažkokį gyvatuką išraitytėm reikia šitam daiktui. Kažkokį gyvatuką ir surasti jam vietą, kuris jau ir bus visada. Ką, nežinau, čia ilgas video, neilgas gavosi, turbūt neilgas, nes pusę nenufilmavau iš tikrųjų. Gaila. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai paprenumeruokit, parašykit komentarą, laiką paspauskit, motyvuoja mane, kai jūs aktyviai dalyvaujat, mane motyvuoja toliau filmuoti, toliau kelt video kažkokius. Tai bus dar tų video. Tai iki.